Labas rytas. Keistas naktį buvo pojūtis. Miegu, girdžiu kažkokią polifoniją. Sapnuoju. Kažkoks techno, kažkoks bitas. Ir po to suprantu, kad sirenos kaukia. Ir taip garsiai kaukia. Virš viso miesto. Ir girdžiu, kad laiptiniai durys atsidarinėja, kažkoks judesys prasidėjo. Nu ką, priėjau prie lango. Atsidariau garsiai, jos čia kaukia. Ir nustojo kaukt. Tai pasimečiau, nežinau, kokios čia tradicijos, reikia bėgti rūsį. Ar nekreipti dėmesio jokio. Ir po to tik atsiguliu į lovą ir girdžiu toks sprogimas. Kažkur, tolimas gan, bet masyvus. Ir viskas nutilo. Pasivarčiau, pabijojau kažkur paviršutiniškai, trupučiuką ir vėl užmigau. Va, atsikėliau iš ryto. Oras va toks. Varysim į Vidubičį stotį, į autobusą. Į autobusiuką Ekolinesų. Jau blogai skamba, aišku. Tokie pavadinimai prie gero nepriveda, bet čia nelabai yra pasirinkimas. Deja, šiuo metu jo. Kokio gylio čia tas metro. Kaip gerai atrodo. Stotis. Neblogas užkampis. Ne ta trasa. Fuck. Reikia grįžti. Ok. Nenutolkim, nes dar autobusą pražiopsosiu, tai būtų amazing. Va, Mauzeris, mano mauzeriukas, o jo tankas koksai, eina savo. Wow, čia kaip offroadui mašina. Va, kaip jie padarė kareiviam, eina savo. Amazing. Va, einam į stotį kavytės atsigert. Nes aišku, kad autobusą nukėlė valandą. Tai aišku. Faina kava. Va, atsisveikinsim. O, važiavo mano autas. Jau bus linksma šitiek žmonių. Į Rivnę atvažiavom, sustojom 10 minučių iki Tuliko nueit, kokie siaubingi tie tualetai, 10 grivnų ir ten iki, nežinau, iki kelių myžalų tose dėdėse, siaubekas, sakau. Žodžiu, tokia puikiai stotis. Va, ir jau kokių poros valandų turbūt. Ai, dar pro Lucką važiuosim ir iš kokių gerų poros, ne poros, daugiau. Jau ir pasienis Lenkijos bus, Ukrainos Lenkijos. Ten gali būti smagu. Lucko stotis. Va, norėjau į Tuliką, kortos nenuskaitė ir nenuėjau į Tuliką. Tobula.
pasienis visus išlaipina iš autiko, liepia visus daiktus pasiimti ir lipt lauk. Dabar jau pratys normaliai. Nu, va, praėjom tą kontrolę su rentgenu. Viską pašvietė, visi savo daiktus visus išsiėmė. Va, ir dabar atgal į autobusą sulips. Nes labai čia jie griežtai žiūri, kad neišvažiuotų šaukiamojo amžiaus vyrai. Tai juos ypač labai stipriai tikrina. Va, ir dabar pas Lenkus irgi ta pati procedūra. Iškraus visus su daiktais ir visus kratys eiliai. Neužtruksim. Už manęs mažas vaikas sėdi. Nu, karma. Bet nereikia, kol kas tik šneka visą kelią, jau 9 valandas šneka. Pas Lenkus dabar. Lygiai tas pats, visus daiktus susirinkti ir eiti, persišvesti. Не pas Lenkus buvo greičiau šį kartą. Потому что уже что хотела, то уже перевезла. А такое взяла, вот этот, что наши прицепились, этот, ну, портативный джакузи, потому что сейчас снимаю квартиру с ванной, а у меня вены плохие, то, конечно, а тут стоит дома Медисана. Вот. И это, и лекарства. Еще и меня попросили коллеги купить, так поляки бывают так прицепятся, что лекарства. ну, а это просто идеально. И эти бутерброды. В прошлый раз бутерброды заставили. Стоял рядом вот тут и показывал пальцем вот так вот. Да? Ну, Ты когда-то а я давилась, сожрала всю колбасу. Торопиться не надо. Нет, так думаю, слушайте, выбросить. Жалко. Ну, съем. Я когда-то через Беларусь, когда еще Ну. ездили, так тоже белорусы и выбрасывали арбузы, и все, потом подъезжает тачка с как Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Да. Nu, visi čia sako, kad tiesiog dieviškai taip nėra būda, kad taip greitai praleistų autiką. Visi sužavėti ir liaupsina Lenkų sienos sergėtojus ir muitų prievaizdus. Visai čia 14 kilų iki sienos Lietuvos. Va, 4 ryto. Bleba, kaip nepatogi tas akulansas, tipiškas, tai siaubas totalus. Karšta viduj. Nu, neįsivaizduojamai. Blemba, ne kaip žmonės
atvežti, o kaip vištas keptų kažkokias turbūt, nu. Žodžiu, didelis vidurinis pirštas už tai. Tai jeigu turėsit kada nors tokią patirtį, kad reikės jums iš Kijevo grįžti į Lietuvą autobusu, venkit visais būdais. Visais įmanomais būdais. Nežinau, tranzuot, eit pėstute, dviračių, skeitų, riedučiais, slidėm, rogutėm, beleku, tik ne palaimė. Jėj. Užgeso autas. Ai, ne, jau galvojau, užsilenkė. Nu va, jau Marijampolėj, stotis mano Toyotukė ir liko paskutinis etapas Marijampolė, Vilnius ir bus misija baigta. Kaip gera vėl pačiam vairuoti, kaip gera vėl užviriuką mašinykę stovėti. Autobusas tai yra išbandymas, Stipriesiems šios planetos atstovam nesu toks.